pačias blogiausias siūlės, kurią šiandien mačiau. Sveiki visi, su jumis sveikinusi aš, suvirinimo mokytas Tomas, ir šiandieną startuoju su nauja rubrika Siūlės policija. Tai pradėsim vėl nuo to, kad keliausim po visą Kauną ir ieškosime pačių negražiausių suvirinimo siūlių. Tai buvo gautas iškvietimas į Kauno Panemunės mišką ir čia esame prie 3 Mergelių tilto. Keliaukime apžiūrėti, kaip atrodo šio statinio siūlės. Tai Pėsčiųjų tiltas Kaune Panemunėje jungiantis skirtingas Nemunio pakrantės. Tai rami vieta pasivaikščiojimams gamtoje toliau nuo miesto šurmulio. Tai siūlių policija pradeda darbą nuo pirmųjų siūlių, kurios randasi po 3 Mergelių tiltu. Tik atėjus po tiltu, mus pasitinka ganėtinai graži, tolygi suvirinimo siūlė. Tačiau šita įdėtinė detalė jau yra įvirinta ganėtinai prastai. Tai reikėtų pradėti nuo to, kad buvo naudotas blogas kampas, viso proceso metu buvo per daug užkelta viršų ir pačiam siūlės gale turime neįvirinimą. Net neįvirinimą, o tiesiog neįvirintą siūlės dalį. Kino pasakoje ten kaupsis vanduo, rūdys, tai yra ganėtinai bloga atlikta siūlė. Tai šiai siūliai tikrai duodu riebų 10, čia dėja, bet reikėjo truputėlį daugiau pasistengti. Tai šį kartą duosiu tik tai 5. Tai gremlinai išlindo iš patilto ir mus pasitinka turėklai. Tai patys turėklai norėčiau atkreipti dėmesį, kad yra negražiai suvirinti. Tikrai negražiai. Turime porų pačioje siūlėje. Virinimas buvo per karštas, apdirbimas labai prastas, čia kažkas įpjovė. Lygiai tas pats ir su apatiniam siūlėm. Turime tikrai nemažą kiekį porų. Ir tai beveik visose turėklų vietose. O palipėjus truputėlį aukščiau mūsų aplamai pasitinka toksai perliukas, kuria žemiau yra dar vienas perliukas. Tai nežinau, kas virina turėklus. Reikėtų dar pasimokinti tikriausiai virinti. Visą šitą virinimą vertinu 5. Vertinu 5, kadangi tikrai žinau mokinių, kurie virina geriau. Tai užlipus ant tilto mus pasitinka tikrai ganėtinai gražus vaizdas. Turime tikrai daug gražių suvirintų siūlių. Tai keliauju paieškoti bent vieną ar kelias netokias gražias ir jums jas parodysiu. Tai pagaliau pavyko rasti bent kažkiek negražias siūles. Jas nėra blogas. Jos tik tai nėra išlaikytas tolygumas. Tai pačios visas kampinės siūlės tikrai ganėtinai gražios visam tilte, bet yra kai kurios, vizualiai, pavadinkim, nėra tokios patrauklios. Tai tikrai net ir turėklų privirinimui prie laikančiųjų plokštelių yra atlikti labai gražiai. Ir vėlgi, tai yra kelios siūlės iš tiek daug. Tikrai gerai suvirinta, duodu 9,5 ir tą pusę balo, manau, tikrai gali pakelti vaizdas, kurį matome nuo tilto. Tai tikrai visus kviečiu čia apsilankyti, ateiti su šeima, pažiūrėti mūsų tekantį Nemuną, pasivaikščioti Panemunės šile, o dabar keliaukime į sekantį mūsų iškvietimą. Antrasis mūsų iškvietimas buvo gautas į Kauno Dainų slėnį. Ir tai yra atvirų renginių erdvė Kaune, kurioje buvo rekonstruota 2024 metais, kur vyksta koncertai, dainų šventės ir kiti masiniai renginiai. Tai vieta, kur Kaunas susirenka į šventes po atviru dangumi. O dabar keliaukime pažiūrėti, kokios siūlės slepiasi čia. Tai tik atėjus į Dainų slėnį mus pasitinka įėjimas su turėklais. Tai patys turėklai yra aknėdyti, kiek matau, išskyrus jų apačios yra virintos. Taip, pasižiūrėkime, kaip atrodo tos siūlės, bei taip pat apšvietimo stulpai, kurių taip pat apačia yra suvirinta. Pažiūrėkime, kaip atrodo ir jie. Taip, pačios siūlės nėra blogos, viskas su jam yra gerai, nėra kažkokių prarūdijimų ženklų. Matas gal kiek per karštai vietomis, bet šiaip tikrai neblogas darbas.
Taip pat ir mūsų šviestuvas, labai gražios siūlės, kol kas tikrai 9,5. Turim dar vieną labai gražią siūlę ant apšvietimo stulpo. Irgi gal kiek per karštai, bet tikrai puikiai siūlė. 9,5 iš 10. Na, aišku, kakis gadina vaizdą, bet šiaip tikrai puikiai siūlė. Tai atėjome į patį pagrindinį Dainų slėnio centrą ir čia turime kažkokius dalykus. Tai nežinau, kam jie yra skirti, bet visai neblogai suvirinti, tai pasižiūrim iš arčiau. Tai kažkokie tvirtinimo kabliai, šiaip užtrauktas labai didelės riebios siūlės. Neįsivaizduoju, kam jie skirti, bet manau, kad, kaip ir minėjau, siūlės tikrai neblogos, gražios, riebios, viskas ok, nėra kažkokių įdeginimų, gal kiek netolygumas, bet all good. Tik reikėjo kažko nes padengti, nežinau, cinkuot, dažyt. Nes dabar turim kažkokius rudas kroveles vidury tokios gražios vietos. Tai dar vienas dalykas, kuris čia yra randamas, yra šitie turikliukai. Tai iš tikrųjų tai net mane nustebino patį, kadangi tikrai labai gražiai padaryti, viskas apšviesta, pasižiūrėkime iš arčiau. Tai viskas tikrai ganėtinai atrodo puikiai. Visos vidinės siūlės labai gražios, išorinės siūlės, visi kampai tikrai labai gražiai apšviesti, niekur nekliūna, išlaikytas radijusas. Čia tikrai 10 iš 10. 10 iš 10. Žinoma, čia padažyta gal kažkas su kažkuo įskėlė, bet tikrai super padarytas, paprastas, lengvas gaminukas, bet tikrai matosi, kad į jį įdėta nemažai darbo. Tai įpusėjom lipti laiptais į patį viršų, kas man yra tikrai labai lengva, tai nepamirškite pasubscribinti. Ir pagaliau radom bent vieną broką. Tai ateikite, parodysiu iš arčiau. Ir čia turime visiškai išdegimą, kuris įvyko dėl to, kad kažkas pamiršo atsisukti dujas. Tai vyrai, jeigu ir padaro tokią nesąmonę, užtepkite bent jau dažą. Aišku, čia reikėtų nušveisti, uždėti kitą tašką ir užtepti bent jau dažą. Tai vienintelis kol kas defektas, kurį pavyko man čia rasti visame Dainų parke. Ruda krūva, ruda krūva, ruda krūva, ruda krūva, rudos krūvos. Ir lipant į viršų dar vienas labai gražias siūlės. Nežinau, šiaip kas vilinote šitas plokšteles prie apšvietimo stulpų. Hebra, 10 iš 10. Idealios siūlės. Tarsi gražu žiūrėti man. Tikrai labai graži vieta pačiam Kauno centre, kuris yra nors ir pačiam centre, bet labai arti gamtos. Ir tikriausiai iš viso parko turim patį blogiausią kol kas mano matytą vaizdą. Tai nerūdijančio plieno kelrodis su... Ateikit parodys. Tai turim per daug kaitriai atliktą siūlę, įsitaškimai, įdegos, kas atsitinka nuo didelio karščio, tai per kaitriai padaryta netolygumas. Taigi reikėjo apšveisti. Tai būtų užtrukę 15 minučių, turėtume tolygų nerūdijančio plieno gaminį. Tai dar klausimas, kokia čia viela buvo naudota, nes visa prudėjus. Blemba. 15-20 minučių ir turėtumėt tikrai nuostabų gražų vaizdą. O dabar turim... Tai kam tada tas nerūdintis plienas, jeigu jūs ketinat jį vis tiek užrūdinti? Dar vienas stulpas, dar viena siūlė. Ir vėl viskas ruda, jo apibėginėja. Nerūdijančio plieno gaminys. Tai arba viela, arba blogai atliktas darbas. Tai Dainų slėniui viso duodu 9,5 balo iš 10. Ir tai dėl kelių taškų padėtų ne vietoj ir netinkamai, bei tų rudų tvirtinimo daiktų, kurios, galima buvo apdirbti. Tai iš esmės tikrai labai nustebino, labai gražiai viskas atlikta, labai kokybiškai atlikta.
Tad tikrai šauniai, o visus pakviesiu čia irgi apsilankyti ir pasivaikščioti. Taip pat prie Dainų slėnio yra ir Ąžuolyno parkas, kuris pasižymi vaikų aikštelę, tikrai gražių vaizdų. Na tikrai manau, kiekviena šeima ar tiesiog dviese ar vienas gali čia ateiti ir pasivaikščioti. Tai visus pakviesiu čia, o dabar keliaukime į sekantį iškvietimą. Trečiasis iškvietimas Nemuno saloje, kur keliausime apžiūrėti Žalgirio areną, kuri buvo pastatyta 2011 metais ir tai yra didžiausia uždara arena Baltijos šalyse. Tai nereikėjo toli eiti, turim patį pirmą apšvietimo stulpą ir neįtin gražias Tigo siūles. Ateikite arčiau. Tai turim tikrai labai negražią suvirintą siūlę, įvirintą Tigo. Visiškai nėra jokio tolygumo. Iš tikrųjų net neįsivaizduoju, kas negražiau. Ar šita siūlė, ar šitas lengstis. Na ir dar viena Betcap suvirinta siūlė. Nežinau, neįpylė kažkas iš ryto žmogui. Tai tiek šito, tiek pirmojo stulpo siūlėm duodu 4 iš 10. Ir dar viena rasta siūlė, kuri tikrai nėra pati gražiausia. Ateikite arčiau ir pažiūrėsim. Tai, nežinau, net pasakot reikia, bet turim per daug išlydytus šonus, vadinasi, siūlė buvo gerokai per karšta. Pats apdirbimas, nežinau, čia matosi, kad kokiu 1,5 milimetrų giliau nei kad visą vamzdžio struktūrą. Nežinau. Nenoriu nieko sakyti, bet tokius darbus, kai jie yra atliekami, jiems taip pat reikalinga priežiūra ir čia ta priežiūra nebuvo atlikta. Tai tiesiog paėmė suvirintas, užtraukė, apšvietė ir važiuojam toliau. Na ir tokią siūlę turim beveik aplink visą gaminį. Tai laikys, tikrai laikys, bet bendras balas, vyrai, 4 iš 10. Tai ne visos siūlės baisios, turim tikrai labai gražiai padarytus ir apdirbtus turėklus. Tai tikrai labai tvarkingai, labai gražiai padaryti turėklai, tolygus, nesimato jokių švietimo žymių. Tikrai visai nice. Ir jau šitiem turėklam, biškį pagerinsiu situaciją 9 iš 10. Tai radome dar vienas Tigo siūles, kas man asmeniškai labai patinka, kadangi Tigas vienas iš mano mėgstamiausių suvirinimo būdų. Tai tikrai visai neblogai suvirintos siūlės. Matos, trūksta gal tolygumo, bet siūlė pati tikrai nėra labai maža, tai tikiu, kad buvo sustota bent kelis kartus, o apatinės siūlės negi turi ir visai neblogą apdirbimą. Viso šitom siūlėm duodu gerus 8,5 balo. Na ir turime dar vienas siūlės, kurias tikriausiai ne visi pastebi, tai siūlės po mūsų kojomis. Tai tikrai riebi, graži, stora, didelė siūlė, kuri tikriausiai buvo virinama suvirimo traktoriumi. Na ir šitą siūlę jau, matos, lygi, tvarkinga, tikrai verta dėmesio siūlė. Tai Žalgirio arenai duosiu nedaug, tik 7,5 balo iš 10. Kadangi tikrai daug siūlių matosi, kad yra padaryta tiesiog per skubėjimą, žinoma, visą tai laikys. Bet ar gražu? Ne. O kol esame saloje, noriu parodyti jums dar vieną šios salos gražų suvirintą eksponatą. Tai šį iškvietimą užbaigsime šiuo krokodilų bombardyru. Tai yra mitinė Nemuno žvėries skulptūra, kurią jums parodau iš arti, o čia ir užbaigsime trečią mūsų iškvietimą, bei keliausime į sekantį. Tai kviečiu pažiūrėti iš arti ir keliaujame toliau. Tai visa skulptūra, kiek matau, yra suvirinta Tigo būdu. Tikriausiai naudotas ir lazerinio suvirinimo būdas. Kai kurie kantai išgauti lenkimų. Bei ką norėčiau iš tikrųjų pagirti ir tikrai į ką norėčiau kreipti dėmesį, tai jos patį užbaigimą. Kadangi visos siūlės yra tikrai labai kokybiškai apdirbtos, viskas yra tikrai labai gražiai nupoliruota, nesimato jokių poliravimo žymių. Tikrai super statula.
skulptūra, kuriai duodu 10 iš 10 ir dar prie viso to segu tikrai didelį riebų pliusą. Tai kol vykstame į sekantį mūsų iškvietimą, tikrai norėčiau labai rekomenduoti jums apsilankyti pačioj Nemuno saloje. Nekalbam dabar apie siūles, apie tai, kaip buvo virinta ir kaip atrodo. Kviečiu jūs tenai dėl to, nes tai tikrai labai puikia zona praleisti laiką su šeima, pasivaikščioti, yra laisvalaikio zonos, turim mokslo salą, kur, tikrai, manau, kiekvienas iš jūsų surasit ką tenai veikti, nuo paprasto pikniko iki, dabar kaip įsiblaškiau, iki kaip matote pro mano langą, mokslo salos. Tai tikrai, nukeliaukite, pasižiūrėkite, pasivaikščiokite, o dar apie patį visą šitą video, tai vėlgi, aš reitinguoju tas siūles galbūt kiek paprastai, kaip jos atrodo, iš išorinių defektų, jos tikrai laikys. Visos tos siūlės yra tikrai ganėtinai tvirtai suvirintos ir tai yra tik tai mano asmeninė nuomonė, ką aš jums dabar sakau. Tai aš įsivaizduoju, kad jeigu jos tenai yra, kažkokie ekspertai jau jas matė, jas vertino ir jos atitiko kažkokius standartus, tai jo, tai yra mano nuomonė, tai ką šiandien matote ir ką aš jums parodysiu, tai yra visiškai tai, kaip aš jas matau ir tuo pačiu norėčiau parodyti Kauną iš jo gražiosios pusės. Na ir ketvirtasis bei paskutinis šio video iškvietimas yra Aleksoto panorama bei Aleksoto funikulierius. Tai keliaukime pažiūrėti, kokios siūlės slepiasi čia. Aleksoto panorama. Viena gražiausių Kauno vietų, nuo kurios atsiveria Senamiestis ir Nemuno bei Neries santaka. O šalia veikiantis Aleksoto funikulierius leidžia greitai ir autentiškai pakilti šią apžvalgos vietą. Tai istorijos ir miesto vaizdų derinys vienoje vietoje. Tai šiandien turim šeštadienį, pats funikulierius nedirba, tačiau mus pasitinka šiti seni vartai. Tai nors ir vartai patys yra ganėtinai senai pagaminti, bet pačios siūlės yra tikrai ganėtinai neblogos, virintos jos tikriausiai su AMM suvirimo būdu, elektrodais, tai pasižiūrėkime, kaip jas atrodo iš arčiau. Pačios siūlės, kaip ir minėjau, virintos tikriausiai AMM būdu, nėra pačios gražiausios. Kaip ir prieš tai minėjau, šios siūlės, kaip ir visos kitos prieš tai rodytos, jos laikys. Nors jos nėra gražios, bet per tiek metų jos puikiai atlieka savo darbą ir tikriausiai dar tiek pat metų atliks. Tai šiom tvirtom senom siūlėm duodu 9 balus, kadangi tikrai tų defektukų labai mažai per tiek siūlių, o laiko tikrai labai stipriai. Na tai kadangi funikulierius čia nedirba, lipsime laiptais. Ir čia iš karto akis užkliūna už tokio sulankstymo. Vėlgi, nežinau, šitie laiptai buvo rekonstruoti ar ne, tai jeigu tai yra senoji mokykla, viskas okei, bet jeigu mes kalbam apie šį laikmatį, tai yra tikrai ganėtinai prastai. Ir tada vėlgi reikėtų keliauti prie pačių laiptų apdirbimo. Tai matom, kadangi buvo tikriausiai prastai užvirinta, nepravirinta kiaurai ir daug nušveisti, jau turime skilimą. Taip pat bandyta įvesti daug karščio, poros. Vėlgi, jeigu tai yra senoji mokykla, nebuvo įrankių, galbūt pateisinčiau. Bet iš esmės tai jau reikėtų pakeisti tokius turėklus į naujus arba bent jau sutvarkyti tokias padarytus defektus. Tai iš tikrųjų su šitais turėklais priimta labai daug nelogiškų sprendimų. Vėlgi siūlės ten, kur jų neturėtų būti, netolygūs sujungimai, privirintos kažkokios neaiškios detalės, lankstymo defektai. Kaip ir minėjau, nežinau, kada tai buvo atlikta, bet jeigu tai yra po restauracijos, tai geriausiu atveju, ką galiu duoti, 2,5 balo. Tikrai nejuokinga net. Jeigu tai yra iš senų laikų, kada buvo tikriausiai mažiau įrankių, sunkiau prieinami įrankiai, tada duočiau 5 balus. Tai 19 metais funikulierius kartu su pastatu buvo renovuotas. Ir čia turime tikrai
pusę velnio esančias siūles. Pačios siūlės tikriausiai buvo suvirintos tik būdu, kiek per karštai, nes turime įpėvas, bet estetiškai jos visai neblogai atrodo. Tai pačiom siūlėm duosiu, kokius 7 balus. Tik užlipus jau prie pačios panoramos, turime visai neblogai padarytus turėklus. Tai pasižiūrėję iš arčiau, galime pastebėti tikrai visai gražų užbaigimą. Tas turėklas matyt buvo įvirintas stygu, bet tikrai visai gerai išveistas iš viso pusių. 9,5 iš 10 iš tikrųjų. 9,5 iš 10, o iki viso pilno 10 viską mums padaro šitas gražus vaizdas. Gerai, tai vėlgi turime tik turėklus. Tai dar vienas kampas. Tikriausiai vienintelis kampas, kuris kiek prasčiau yra pagamintas ir tikriausiai tik dėl to, kadangi buvo sunku prieiti išvalyti pačią siūlę iš vidaus. Tai prašau, pažiūrėkite patys. Gerai, tai biškai papuoliau. Iš tikrųjų, tai pačių suvirimų siūlių čia ganėtinai mažai. Turim tik tai turėklus, kurie tikrai idealiai suvirinti. Iki idealumo, aišku, visą laiką yra kur pasistengti, bet visiems absoliučiai turėklam duodu 9,5 iš 10 ir tai, kad su mintim, kad būtų kur tobulėti. Tai čia tikriausiai ir užbaigsime mūsų šios dienos video. Tikiuosi, toks formatas jums patinka, pamatėte kažką naujo, pastebėjote, kad visur aplink mumis yra suvirimo siūlių, pamatėte gražias Kauno vietas, taip kaip ši. Ir tiek. Tai pasubscribinam, palaikinam, pakomentuokit, kur dar turėtų apsilankyti Siūlės policija ir iki kitų kartų. Visą. Nors ir atsisveikinant, bet beeinant į mašiną pastebėjau, kad šita skulptūra taip pat yra suvirinta. Ir tikriausiai tai yra pačios blogiausios siūlės, kurias šiandien mačiau. Nors tik kad visam šitam reikalui daviau 9,5. Šitą vertinsiu atskirai. Geras, riebus, dvejetas. Sėskit 2, žiūrim siūles. Tikriausiai geriausias pavyzdys, kaip nereikėtų daryti.